Kągi sveiki atvykę į parkūro akrobatikos stovyklą. Pirmąją stovyklos dieną visi buvo apgyvendinti, susipažinome su saugos taisyklėm ir mūsų laukia stovyklos pirmoji užduotis. Stovyklos pradžiai vaikai turės susikurti savo kambario plakatą. Pažiūrėkim, kaip jiems sekasi piešti jį. Tai ką sveiki atvykę į Team Osva HD? Stovyklą! Einant dieną į pabaigą nusprendėme lengvai pašokinėti. Teamos HD Parkour Camp pirma diena užbaigta ir laukiam sekančios dienos. Tai ką sekantis stovyklos diena, vaikai jau pabudo, ruošiasi dienai, keliausim pusryčiauti ir pradėsim mūsų dieną. Antrą stovyklos dieną prasidėjo nuo stovyklautojų krikštynų mankštos ir žinoma įvairių žaidimų ir estafečių. Mankšta. Sunkesnių dalykų nesu patyręs. O! Sekantis stovyklos diena bus užbaigta su vaikų madų šou. Tai lauksime vaikų ir pažiūrėsim, kokias aprangas paruošė mums. O po madų šou nusprendėme pašokinėti ir žinoma smagiai praleidom vakarą. Sekantis stovyklos diena praėjo sklandžiai. Turėjom daug įvairiausių veiklų. Tikimės, kad rytoj bus dar smagiau. Iki rytojaus. Mūsų pramankšta, mūsų dienos toliau keliaus prieki, daugiau įspūdžių, daugiau treniruočių, žinoma, daugiau nuotykių ir progreso. Ką keliaujam žaisti kvadratą, vaikai jau apšilo, pasiruošė žaidimui, pažiūrėsim, kaip mums seksis. Visi įkaitome po įnirtingo kvadrato rungtynių ir skubėjome atsivėsinti, o kaip tai geriau padaryti, tai įsimaudyti. Tai ką, mūsų stovyklavietė pasitiko lietus ir žinoma, vaikai negali atlikti pramogų lauke, bet užtat pramogos viduje. Tai ką, važiuojam? O nurimus lietui turėjome disko vakarėlį.
Trečioji diena buvo gan lietinga, bet tai nesutrukdė apturėti gero laiko ir vakarą užbaigti su diskoteka. O sekančią dieną daug nefilmavom, bet tikrai sportavom. Dienos išvakarėse apturėjom talentų šou, vaikai parodė, kokius sugebėjimus turi ir žinoma smagiai praleidom vakarą. Penktą dieną pradėjome nuo mankštos ir darėme parkūro akrobatikos treniruotę. Šią dieną buvo ne tik akrobatikos treniruotės, bet buvo ir įvairių pramogų. Na štai, išaušo paskutinioji diena. Dieną pradėjom kaip įprastai nuo mankštos ir mūsų laukia dar porą nenuveiktų veiklų. Nu ką, paskutinė diena stovyklos? Paskutinę stovyklos dieną vaikam buvom paruošę lobį ir vaikai leidosi į paieškas. O po įnirtingų paieškų štai atrastas stovyklos lobis. Vaikai atsigaivino gaiviaisiais gėrimais ir skubėjome į šokio aikštelę padaryti šokių treniruotę.
Žinoma, po šokių buvo taip karšta, kad teko atsigaivinti, tai skubėjome pašokinėti nuo batuto į vandenį. O jei dažiūrėjai iki šios akimirkos, tad nepagailėk paspausti like ir prenumeruoti kanalą. O jei nori sudalyvauti mūsų organizuojamoje stovykloje, tad užsiregistruok. Registracinę formą paliksiu aprašyme, tada atvyk, pamatyk ir žinoma paskraidyk. Lauksime visų atvykstančių. Stovyklos pabaigai suorganizavau mini pasirodymą. Paskutinis švilpukas. O stovyklą užbaigėme apdovanodami vaikus simboliniam rėmėjų dovanėliam. Didelis ačiū Sportlandui prisidėjus prie šios stovyklos. Tai štai ir įvyko mūsų Timos HD Parkour Camp 2023 nuostabioje vietoj. Ar patiko vaikai? Tai susimatysim sekantį kartą Parkouro studiją!